Pažiūrėkit, kokią dydžią dėžė. Darom Sensei rūbų holą. Tai galim pradėti, kad dabartinis mano outfitas yra iš Senseijaus. Tai toks žydras megztukas, labai norėjau spalvų įnešti į savo spintą. Ir šitos kelnes labai patogios ir labai minkštos, jos realiai prie visko tiks. Kad jau prakalbau apie spalvas, siemu tokį rožinį megztuką, labai graži spalva ir šiais metais yra madinga rožinė spalva, tai labai norėjau kažko rožinio. Čia yra tokios kaip timpos, labai minkštos, kaip tamprios medžiagos, apačioj platėja šiek tiek, šiauriai patogios. Čia turbūt yra gražiausias kardiganas, kokį esu mačius, labai graži spalva, jis labai minkštas, patogus, dėrės tikrai prie visko. Kadangi šių metų spalva yra ruda, tai yra Mocha Muse, man atrodo tiksliai vadinas. Nu, gal čia nėra tiksliai tas atspalvis, bet vis tiek aš einu į tą rudos spalvos pusę, tai pasiėmiau tokį ilgesnį džemperį, dar pasiėmiau keletą maikučių, tai tokia balta oversize. Man labai patiko, kad raudonas užrašas, tai bus galima priderinti prie raudonų aksesuarų. Ir dar tokią maikutę, man labai patiko šitą tamsi mėlyna spalva ir šiuo metu irgi labai yra madingo šito stiliaus maikutės. Aišku, kaipgi be džinsų, tai pasiėmiau tokius pilkai, rudai, juodus, bet ne juodus džinsus. Labai patiko čia prieki šitos linijos. Ir aišku, mėlyni džinsai, bet čia yra neįprasti mėlyni džinsai. Čia yra tokie kaip nublukę, kaip nuplauti džinsai, angliškai vadinasi washed denim, man atrodo. Tokios spalvos, tai labai įdomiai atrodo ir visai gražiai galvau nepatiks, bet patinka. Tai dar pasiėmiau striukę. Auliniai batai, labai patiko, labai patogus. Kėdukai, tokiu paaukštintų padu, labai gražiai atrodo, prie visko tiks. Raudona rankinė, šitas aksesuaras atskirai eina, tai aš priderinau juos kartu. Labai gražiai, labai patogi, 10 iš 10. Kita rankinė labai madingų leopardo raštų, labai geras aksesuaras, jeigu nesinori dėti leopardinių kelnių, tarkim, arba kažkokio megztinio leopardinio, kas man būtų gal per daug. Tai rankinė, va, pavyzdžiui, mano sagtukai. Ir galiu eiti. Į leopardo rašto temą dar pasiėmiau tokį diržą, irgi labai geras aksesuaras. Tai iš šitų rūbų sudėliau 4 outfitus ir juos galite pamatyti mano naujam reelse. Sensei parduotuvėse dabar vyksta žiemos išpardavimas ir žinokit, nuolaidos tikrai yra didelės. Šitą rankinę aš pasiėmiau už 3 ar 4 eurus.